Šiaurės Lietuvos miesto Radviliškio istoriją jo žmonės kuria nuo 16 amžiaus pradžios. Šiandien netrunka tapti vakar, o rytoj tai išsvajota ateitis jau veriasi naujos dienos pavidalu. Taip ir radviliškiečiai vidurvasarį paskelbė tradicinę miesto šventę skubai prasminti visus nuo gimtadienio iki gimtadienio nuveiktus darbus. Papuoštus gražiais sutapimais, čia minimi bendruomenių metai, didžiuojamasi saviškėmis, veikliomis, kūrybingomis, senąją tradiciją gerbiančiomis. Čia gėrimasi jaunimu, vertu atstovauti kraštų Lietuvos moksleivių dainų šventėje Tu mums viena. Radviliškis lyg ta rankomis pinta juosta, vasaros žiemos metai, veidai, pasiekimai, rūpesčiai, džiaugsmo akimirkos. Radviliškis visai dienai tapo menų sala. Pirmiausiai dainų šventė išlydėti jaunieji šokėjai ir dainorėliai. Džiaugsmas liejosi per kraštus. Žinokite, skrendame. Iš tikrųjų labai smagu, labai vaikam patriotiškumas labai pasireiškia, nes masė visada duoda tą tokį teigiamą pojūtį, jie jaučiasi labai svarbus, labai reikalingi ir 7-okai važiuoja antrą kartą ir labai laukia to šventės, labai atsakingai ruošiasi. Iš tikrųjų labai didinga ir smagu žiūrėti, kaip ruošiasi šokėjai, repeticijos, vadovai vaikšto, visi šypsosi, smagu. Smagiai, aišku, toks vieningumas, tokia pilietiškumas, visas ir kolektyvas, ir vaikučiai, 3 kolektyvai išvažiuoja, tikrai smagu, kad tai pasisekė, kad palydėt galim, kad kartu palaikyti galim. Paradas tai neatskiriama visų švenčių dalis. Raitelių vedami šokėjai pasirodė, kokie jie gražūs, o nuo orkestro garsų kojos atrodė pačios kyla šokiui. Radviliškio meras sako, ne vien dėl dainų šventės visi tokie linksmi. Švenčiame draugystės šventę, kaip minėjau, atvažiavę yra mūsų svečiai iš 8 valstybių. Švenčiame moksleivių dainų šventę. Tiesiog viską sudėjome į vieną vietą ir tai yra mūsų tradicinė šventė ir tarsi įžanga į kitų metų jubiliejinę miesto šventę, nes kiti metai 450 metų miestui, tad tokia generalinė repeticija. Ir aišku, kad turi 2018 metai, tai yra Europos žmonių festivalis, kuris vyks Radviliškyje. Tai pasirengimo darbai šiandieną ir vyksta. Paradas atžygiuoja į Radviliškio aikštę. Parke šalia jau šurmuliuoja linksmi šventės dalyviai ir žiūrovai. Kiekviena bendruomenė ir seniūnija stengiasi kuo gražiau save parodyti, kuo mieliau svečius pagerbti. Oi, tai pagrindinės tradicijas. Pirmiausia, tarmė ir žaidimas, kad gali tarmiškai kiekvienas paskaityti, žaidžiant žaidimą. Paskui atsivežėm labai ypatingą bendruomenę prie Šeduvos esančią, tai Vėriškių. Vėriškiečiai kepa labai skanius keksiukus. Patys turi tik tai pasipuošti žmonės, kažkiek paaukoti bendruomeniai. Tai yra toks pereinamumas, nes iš tikrųjų labai krengeliai, senoviniai pyragai Šeduvoje buvo mada. Ir ne tik mada, tai yra kulinarinis paveldas. Tai su didžiausiu malonumu ragauti kviečiam. Yra iš Vaižgų mūsų Masilionio ypatingas alus, labai skanus, su labai daug putos. Tai net prancūzai sakė bon appetit ir labai skanu. O šiaip atsivežėm žaidimus ir norim žmonės pakviesti, sudalyvauti. Reikia švenčių, reikia. Yra darbai, yra metas dirbti, yra metas linksmintis, atsipalaiduoti, vieni kitiems kitus parodyti. Šiandien Radviliškio miesto šventėje turime 12 kiemelių su seniūnijų bendruomenėmis. Lankom vieni kitus, susipažįstam, vėlgi sveikinamės, rodom vienas kitam, ką mes turim, ką mes gero galime parodyti. Reikia, iš tikrųjų reikia švenčių. Pavargę nuo šventės šurmulio radviliškiečiai ir svečiai suko į malonų pavėsį, kur buvo galima pasigrožėti liaudies menais. Vieniems tai džiaugsmas akims, kitiems gyvenimo būdas ir tradicijų paslapčių skrynia. Argi nesmalsu, kaip štai pirštais nuaudžiama juosta. Taip, juostų pynimas tai tiesiog, sako, kaip relaksacija, atgaiva. O pats procesas tai turėk lazdelę, turėk vilnonių siūlų ir kaip tu ant lazdelės užsidėsi siūlus, tai taip, tas raštas savaime ir išeina. Čia yra dvinytės eglinės, pintinė dvinytė eglinė juosta. Na ir va, kaip kokiu užsidėdi siūlus, taip ir išeina jinai. Nu ką, dvinytė tai eglinė reikia, kad būtų lyginis skaičius siūlų. Aukštaičių yra siūlai, tai dažniausiai pindavo juk raudona žalia spalvinę gamą, dadė tos tokias kaip pagalbinės spalvos, tos baltą įdeda ir violetinę, ir geltoną įdedama, jos tarpusavį ir dera daugiau.
O juosta lietuvio kultūroje, kas tai per dalykas? Nu tai jau čia, aišku, kad nei viena mergina buvo kaip garbės reikalas, kad nusipintų savo juostą ir be juostų neapsieidavo nei krikštynos, nei vestuvės. Tiesiog ir buityje panaudodavo tas juostas. Ir lauknešėliams nupindavo, tai ir vytynės daugiau nuvydavo, vyrai sermėgas pasiriždavo, skrybelės pasipuoždavo. Vietoj kaklaraiščių nešiodavo. Merginų buvo pasididžiavimas, kad kuo įvairesnės tas juostas nupindavo, jas ir dovanodavo savo išrinktajam ir jis puikuodavosi, pasiriždavo savo mylimosios tą juostą. Dar, kada gimdavo naujagimis, vygės būdavo, pakabindavo netgi ant nuvytų tų juostų, lopšius tos vadinamos. Dargi tokia kaip maginė turėdavo tą reikšmę. Jeigu apjuosiai parišai ten, tai kaip apsauga. O dar ta raudona spalva, kada juostas įpinta, jin turi tokią maginę reikšmę, kaip prieš blogį kokį, prieš nužiūrėjimą kokį. Tai taip, man taip, močiutė kažką tai sakė. Na, o keramikė sako, kad negalėtų gyventi neišsitepusi rankų moliu. Nuo vaikystės molis buvo jos mokytojas. Gyvenom kaime, vienkiemiuose, žmonių nelabai aplinkui, vaikų nelabai aplinkui būdavo, bet kada susibėgdavo ant tokio kalniuko, kaimynų vaikas ateidavo. Ir tada reikėdavo ten žaisdavom visokie ten fermos gyvuliukai, ten kolūkiai. Ir vienu žodžiu pritrūkdavo kokio gyvuliuko, tai šalia esančio molio nusilipdydavom. Tai ką žinau, 5-6 metai tikriausiai buvo. Tai pirmoji keramika tada buvo. Na ir kaip toliau vystėsi kelias tas dailės mokytojos link, keramikos link? Ko gero, pirmiausiai buvo Šiaulių pedagoginis institutas, tada dar vadinosi, ir tada turėjau nuostabią dėstytoją, tokią Aldoną Visockienę, kuri tiesiog patraukė į keramikos pusę labiau galbūt negu kita visą tai, ką mes gavom, nes gavome ten labai daug, bet keramika buvo svariausias, ko gero, toks ir baigiamasis diplominis darbas buvo, tai ir paskui tiesiog tada buvo pasiūlyta į Tautodailės draugiją gal pabandyti stoti ir visą kitą. Tada reikalavimai buvo, parodų reikėdavo, visokį parengti viską. Tai tiesiog galbūt to žmogaus dėka, o paskui turėjau savo mokinę jau, kuri baigė tą patį mokslą, bet be galo gera mergytė tokia atvažiuodavo ir baigus jau po eilės metų į mūsų mokyklą, čia gal viską ir jinai užsiminėjo keramiką, tiesiog baigus iš karto darbo negavo. Ir jinai mane pradėjo tiesiog baksenti, o kodėl mokytojai jūs nelipdote nieko, iš keramikos galima pragyventi. Ir dabar jums keramika, kas gimsta iš molio? Praktiškai, ko gero, reikėtų klausti priešingai, ko negalima pagimdyti iš molio. Nes kaip ta pati dėstytoja Visockienė sakydavo, kad nėra tokio dalyko, kurio negalima nupiešti, nebent aidą. Tai lygiai taip pat keramikoje galima praktiškai viską, nuo sielos kažkokių tai tokių peripetijų, ko tu norėtum padaryti. Ir aišku, tai pradėme, mes gimėm su saujelė molio šalia mūsų buvo, turbūt ta saujelė molio ant mūsų ir užkris kažkada gyvenime žemelė, bet praktiškai įmanoma viską padaryti. Kas jums mieliausia, ką mieliausia daryti? Ar drįstu spėlioti, kad tai yra komerciniai gaminiai, krepšelyje, kad skirta, pardavimui, bet vis tiek su dūšia gaminat. Ar naudai, dubenėlis pavalgyti iš jo, ar tokiam daiktui, kuris naudos kaip ir neturi, bet labai šiltas, pavyzdžiui, kaip ta šuniukas, ta varnytė, švilpukai. Būtent šitokie dalykai iš tikrųjų yra. Šiaip tai aš į parodas tokių nenešu, čia į tokius renginius nenešu didesnių daiktų, bet tai yra tokie, kurį gali pasidėti sode kažkur tai, padovanoti. Ten labai svajoju angelų seriją kažkokią padaryti, tokią baltų šamotinių, kurie ir lauke nebijotų būti kaip sielos veidrodžiai, tokie atspindžiai. Ir sakykit, ar vis dėlto įmanoma iš keramikos, gal nepragyventi, gal sviestui ant duonos? Žinokit,
čia jau reikia labai būti dideliu verslininku, reikia mąstyti, reikia kitaip gyventi. Iki šiol mano gyvenimas buvo toks, kad aš savo visą laisvalaikį ir veiklą, kiek galėdavau, atiduodavau vaikam, mokiniam, kad jie kažką tai kurtumėm, nebūtinai keramikos srityje, bet kadangi mano toks darbas buvo, va dabar galbūt pabandysim pažiūrėti, kaip atrodo, ar galima iš keramikos užsiėmimų kažką tai tokio rimčiau padaryti. Labai daug lanko ir suaugę edukacijas, ir vaikai, ir šiemet mes mūsų tautodailės draugija irgi bandysim tiesiog siūlyti edukacinės programas patys jau tiesiog kaip tautodailininkai, bet pragyvenimas, ne pragyvenime esmė, ne piniguose laimė. O medžio drožėjas lankytojų dėmesį kreipia į savo dirbinius. Sako, nėra malonesnio kvapo kaip skaptuojamo medžio. O mintys tada jau bėga ir veja pirštus bei įrankius. Daugiausia liepa arba žolėlis. Vat ir darbuojasi tiek pats, kas širdžiai miela, ir kartu dar ir esu dirbantis pedagoginį darbą. Pedagoginį tai jis toks susijęs, kad Radviliškio kultūros namuose turiu medžio drožėjų būrelį. Ir jau ne vienerius metus ten mokinu drožybos amatą ir tiek moksleivius, tiek ir jau suaugusius. Pradžioje, aišku, buvo moksleiviai, bet po to jau lekiant metam atsirado ir šeimų, kas man labai smagu, kad ateina ir tėtis, ir mama, ir galų galiai ir jų vaikai. Tai džiugu. Be abejo, tą kūrybinį darbą, pedagoginį, aišku, jis nėra toks pilnas, kaip galima įsivaizduoti, bet džiugu, kad tenka draugauti jau 6 metus su mūsų kaimynais. Tai yra Kelmės rajono, kur vasarą esu kviečiamas, jau šiemet bus 6 metai, į žemaičių vasaros etnomuzikavimo kursus, kur ten taip pat tenka mokinti jau šiuo atveju visos Lietuvos žmonės drožybos amatą. O konkrečiai, tai jeigu galima pasakyti, taip jau manau, ko gero, ir eina ta auksinė linija drožyboje, tai yra užgavėnių kaukės. Kodėl dabar užgavėnių kaukės? Todėl, kad eilę metų teko dalyvauti Radviliškio miesto kultūros centro folkloriniam kolektyve, ansamblyje Aidija. Ir va ten be abejo buvo graži pradžia, drožiant užgavėnių kaukės. Stengiuosi, kiek jau tai galima, kiek išeina, kad tas darbas būtų mielas ir man pačiam, ir aplinkinių. Tai žiūriu, pinigėliai turbūt jau gal šiuo atveju ir antram plane. Vis dėlto dirbi ir kuri, kad tai būtų širdžiai miela pačiam. Ką mieliausia sukurti? Mieliausi darbai turbūt, kaip aš sakau, turbūt visi galbūt vienodai. Aišku, yra keli. Tam, sakykime, skulptūra, jeigu tai gaminama skulptūra ar viena ar kita, galbūt jinai daugiau arčiau tos dūšios. Tai aš nežinau čia pasakyti, ar kad daugiau gal darbo, ar kad daugiau nuglos, tai kartais ir jau yra tikrai darbai, kai kurie vienetiniai ir yra prašoma jų ar norima įsigyti, tai aš net kartais ir tokį sakinį pasakau, kad, šiuo atveju negaliu. O mezgėja sako, kad jai mieliausia, kai mato, kaip mezginyje sumirga raštai. Dabartiniu metu kojinės, pirštinės. Anksčiau mezgiau viską, ir megztukus, ir, aplamai viską mezgiau. O dabar nebenoriu didelių darbų. Dabar nežinau, dabar jau geriau patinka maži. Greitas rezultatas? Netoks jau greitas. Jeigu tokias pirštinės, aš 2 savaitės nenumegsiu vienų pirštinių visą dieną megzdama.
Nedame reikalas, kad sudėtingų, jos yra iš plono labai siūlo, plonais virbalais ir tankios, už tai jom daugiau darbo. Šitas aš galiu per porą dienų numegsiu, šitas jau megsiu porą savaičių. Įmanoma pragyventi, išgyventi, prisidurti iš pirštinių kojinių? Nu gal šiek tiek prisidurti, bet išgyventi jokių būdų neįmanoma. Nu kodėl, jeigu aš megsiu tas pirštinės porą savaičių, kiek aš už jas galiu paimti? Jeigu norėsi daugiau, tai niekas nepirks, niekas nemokės. O megsti už kelis eurus 2 savaitės irgi nesinori. Už tai aš dabar namuose turiu prikrautą nemažai, bet aš net nebandau niekur parduoti. Ką jums reiškia mezgimas dabar, kasdien? Vat sakė 2 savaitės. Ką jums tai reiškia? Ką tai duoda? Ką mąstot? Aš nelabai ką galiu mąstyti, todėl kad čia, kur mezgas ir raštas toks darbas, kad aš turiu jį skaičiuoti, žiūrėti, aš negaliu nuo jo atsitraukti, nes jeigu išmegsi kokią nors, sakė, kitą spalvą, paskui reikės viską dyti, kai pamatysi, kad ne taip. O kaip gimsta raštai? Nusižiūrit kur nors, ar tiesiog sėdat ir ekspromtu? Visai būna. Tik tai tiek, kad pas mane nėra vienodo rašto, nei vieno rašto nėra vienodo. Aš kiekvieną daiktą stengiuosi megzti kitų raštų. Kodėl? Neįdomu tą patį megzti. O kaip sugalvojat juos? Visai iš knygos kažkur ir dakuriai pasidarai taip, kaip nori, kaip atrodo geriau. Arba ne kiekvienas raštas tinka, nes turi vis tiek akučių skaičius atitikti. Jeigu jis netinka, jau jį turi keisti. Na ir ar dukrai perdavėt tą mokėjimą? Moka ir dukra. Bet jinai daug ką moka, bet jinai labiau domisi audimu negu mezgimu. Taigi ponia Olė savo svajonę austi perdavė dukrai. Štai abi kartu ir parodose, ir šventėse. Kai baigiau mokslus, kai atsirado daugiau laiko, sugalvojau, kad vis dėlto reikia pradėti ir man austi. Audžiu rankšluosčius, keturnyčius rankšluosčius. Aplinkiniams taip gražu pasižiūrėti, bet tai yra tik tai šiuo laiku, sakykime. Tai reikia tik tai kaip simbolis, kaip dovana kažkokia tai, bet to kasdieninio naudojimo tai jo nebėra. Tiesiog galbūt tai yra per brangus malonumas, nes vis dėlto darbo įdėti reikia nemažai ir medžiagos kainuoja nemažai, o prekybos centruose galima nusipirkti ko tik nori ir kiek nori. Ir visai nebrangiai. Ir kai kada žmonės, sakykime, neskiria to, kas yra padaryta rankom ir to, kas yra padaryta fabrikiniu būdu austa. Nes, sakykime, ir dabar su rankšluosčiais buvo tokia situacija, sako, aš galiu nusipirkti už 4 eurus austą rankšluostį. Ir sakau, tai jūs man parodykite tą už 4 eurus, o jis yra visas fabrikinis, tik tai tiek, kad namuose sukarpyta medžiaga ir atsiūti galai ir užsiūtas galas fabrikinis taip pat. Tai rankšluosčiai jums yra labiau sielos atgaiva. Ką mąstot tai darydama? Tai, toks, sakykime, išsivalymas, ar ne? Tu tik tai pasineri į tą audimą, tą ritmą, tą, sakykime, pokšėjimas ir galbūt tai, kad, sekantį kartą, o kaip išbandysiu kitą rankšluostį, kaip pakeisiu mintį pakojas, o koks išeis raštas tada, o kas man gausis tada. Nuo visko atitrūksta. Dalį rankšluosčių, kurie yra parodiniai, kuriems specialiai darau pinikais galus pinu, tai tuos ir kaupiu. Tiesiog asmeniniam parodom, pernai buvo autorinė paroda Šiauliuose, tai tokiom parodom. Radviliškio rajono meras sako, kad tautodailė ir jos kūrėjai tai krašto turtas, tiesiog lobis, nes tai mokytojai ir tradicijų puoselėtojai. Visa tai, kas yra čia šiandieną eksponuojama ir negalėtumėm savyje sukurti jausmo, kad čia yra padaryta žmonių rankų darbas.
rankų darbas, be širdies meilės, mąstymo, idėjos. Nesvarbu, ar tai šitas namelis, ar tas kryžius, ar ta bitutė. Čia yra įdėta meilė, čia yra įdėta žmonių širdis. Ir tai yra mūsų kultūros dalis. Ir šiandieną šventė, miesto šventė. Jeigu jinai būtų tik tai šventė neparemta mūsų tradicijomis, mūsų netgi istorija, mes galbūt turėtumėm tas šventės dėl švenčių. O šiandieną mes turime šventę savo šeimų, savo vaikų, anūkų, senelių, nes visa tai ir byloja apie mūsų praeitį. Ir tie žmonės, kurie visą tą grožį daro, jie daro su didžiulė meilė savo kraštui, Radviliškio kraštui. Ir pažiūrėjus į visą eilę renginių, kurie vyksta, čia medžio darbai, ten mezgimo darbai, raštai gražiausiai, tai visa tai rodo mūsų kultūrą, mūsų Radviliškio rajono žmonių kultūrą, sukauptą per metus. Per vieną dieną, per metus nieks neatsiranda. Tai turi būti sistemingas darbas ir norinčių žmonių kurti. Čia yra kūryba, čia yra menas, čia yra grožis. Ir visa tai tikrai atsigauna širdis, kada pamatai tokius darbus, tokius renginius. Ir tai edukacinės programos, kurios paremtos būtent jaunimui pamatyti mūsų istorijos sukurtas visas grožybės, visus meno kūrinius, visus austus, megztus raštus. Visa tai yra mūsų žmonių be galo smagu, širdis džiaugiasi. Šią ir kitas Menų salos laidas kviečiame žiūrėti jums patogiu laiku TV3 Play galerijoje.